Sveiki, mėlėji. Ir vėl susitinkame. Lietus Lietuvoj, lietus Lietuvoj. Nieko nepadarysi, ruduo spalis. Tai turi būti toks metų laikas. Šiąnakt sapnavau, kad vilkėjau baltą suknelę, labai jau gražią baltą suknelę ir dar be to nuotakos suknelę. Tik tai kavalėriaus neprisimenu. Tai gero reiškia, kad ateinančią savaitę sulauksime ne tik daug darbų, bet ir sniego. Gali būti, kad kai kuriuose Lietuvos vietose jau atsiras pirmųjų snaigių. Nes baltus drabužius sapnuoti rudenį reiškia jau pabaltuos, šiek tiek pabaltuos. Taigi gerai, mėlėjai, nagi vėl susitinkame, su jumis aš Jolanta ir YouTube kanalas Taro gyvenimo ir meiliai. Mane galite rasti Facebook paskyroje Taro gyvenimo ir meiliai ir Messenger programėlėje Taro gyvenimui ir meiliai. Pabendraukime, jeigu kam kas nors rūpi. Taigi, mėlėjai, susitinkame apžvelgti mūsų artėjančią darbo savaitę. Tai būtų nuo 2025 metų nuo spalio 13 dienos, 13, 14, 15, 16, 17 dienos. Taip, nuo 13 iki 17 dienos spalio vidurys. Toks tikras auksinis ruduo. Pats grožis jau gražiau nebebus, nebent bus labai balta. Tai dar irgi gražu. Tai va, mėlėjai, nagi ir šiandien žiūrime ilgiausio sapno taro. Pasižiūrėsime, kas mūsų visų laukia ateinančią savaitę. Ir pradėsime nuo avinukų, kaip visada, tikiuosi baigsim žuvimis, nereiks mums čia nieko naujo daryti. Taigi, mėly avinukai, kas jūsų laukia ateinančią savaitę? Ir taip dėliosimės pozityvas, negatyvas ir ką daryti arba nedaryti. Po 3 kortikės. Prabangiai pabandykime, gerai. Jaučiai, mėlėji, kas su jumis gero bus ateinančią savaitę? Na, su mumis visais bus kas nors gero. Tikėkimės taip. Dvyniai. Žiūrime jūs. Vėžiukai. Ateinančios savaitės pozityvas. Nelabai geras galbūt. Kažkas nelabai gero. Ir į ką atkreipti dėmesį, ar ne? Liūtai. Liūtai. Žavingiai liūtai. Okay. 3 kortikės ir mergelės. Mergelės, taip, čia. Turiu pasiraitoti rankovės, nes yra darbo, ar ne? Kaip čia dabar? Na, dabar žiūrim svarstyklės. Svarstykliukės, va šį čia. Svarstyklės vis dar švenčia gimtadienius. Sveikinu dar kartelį visas svarstyklės, kurios jau atšventė arba švenčia. Mes dabar turime skorpioną. Mėly skorpionai, jūsų savaitė. Ir šauliai. Šauliai jūsų savaitė. Ir dabar žiūrime ožiaragiai. Ožiaragiai jūsų savaitė. Pozityvas, nelabai kas gero. Ir į ką atkreipti dėmesį, ar ne? Dar žiūrėkime vandeniai. Vandeniai. Ir žuvys. Žuvys. Na, pasižiūrėkime žuvys, keičiamės ką ateinančią savaitę. Na, gerai. Ir ką mums čia maždaug žada? Kardų karalius. Turėsime priimti sprendimą arba bendrauti, taip jau bendrauti valdiško įstaigoje su dokumentais. Iš tikrųjų dokumentų tvarkymas ir tai reikš kažkokią pabaigą. Buvo kažkokie apribojimai ir jie pasibaigs. Vien kardai, įsivaizduojate, atrodo permaišiau, vien kardai ateinančią savaitę. Kažkieno iš mūsų laukia tikrai sunki savaitė su kardais. Kam sveikata, kam operacijos, kam dokumentai, kam bendravimas su buvusiaisiais, vos neskyrybų situacija parodo. Gerai, mėlėjai, avinukai, gerai, kad visi kardai liko kaladėje, mažiau kardų bus čia zodiako ženklams. Pozityvas ateinančią savaitę magas, jūs viską galite, negatyvas, kad nebūkite įsiblaškę, pažiūrėkite, labai didingos kortos, oi, didieji arkanai visi.
Na, iš tikrųjų, kažkam galbūt dokumentų tvarkymas. Pasiryšite kažkam svarbiam. Avinai, pasiryšite kažkam svarbiam ir tai bus taip. To dar nedarėte, to niekad nebuvo, bet pavyks, tikriausiai pavyks. Tai, ko dar nedarėte, tai pavyks. Čia gali būti ir rėjimas į naują veiklą kažkokią, galbūt naujas darbas, tikrai nauja darbovietė. Gali būti kažkas tokio, kažkas labai... Ir tai pabaigs situaciją, kažkokia situacija jūsų gyvenime pasibaigs. Tai, kam jūs pasiryšite ir atliksite tam tikrus veiksmus, tai bus kažkas naujo ir tai užbaigs tam tikrą gyvenimo ciklą. Gal kažkokią operaciją, kažką išpjaus, kažką pataisys ir jūs tada jau pabaigsite, pradėsite iš naujo. Gali būti kažkam tai išėjimas iš darbo ir tiesiog karjeros pabaiga ir jūs tiesiog užbaigėte tam tikrą. Kažkam gali būti koks nors projektas, jūs pabaigėte, atiduodate dokumentus ir viskas, ir eisite, imsitės naujos veiklos arba atostogų. Dar kažkam gali būti, kad tiesiog sprendimas, aš taip noriu, aš išeinu iš santykių ir užbaigiu su tavim gyvenimo etapą, mūsų santykiai pasibaigia ir mes pereinam į kitą lygį galbūt, arba iš vis einame kiekvienas atskirai. Tokios labai svarbi, didieji arkanai, net sunku ką nors ir prognozuoti. Avinai, labai svarbi savaitė, žiūrėkite, čia gali būti bet kur, čia bet kas gali būti, bet tokios į pozityvą kortos, tai nėra negatyvo, tai jums į pozityvą. Pozityvas magas, jūs viską galite. Negatyvas, kad kažkas netikėto, spontaniško, nepasielkite neapgalvotai. Pasiruoškite bet kokiam gyvenimo situacijai, nebūkite įsiblaškę. Negatyvas, į ką atkreipti dėmesį, kad kažkoks jūsų gyvenimo etapas pasibaigs ir kažkas prasidės iš naujo. Kažką pabaigsite taip natūraliai. Taip natūraliai susitaikė su tuo procesu, kad tai neišvengiama. Tai jau neišvengiama ir tai mano gyvenime pasibaigia. Gerai, nes kažkam čia mums parodė labai daug kardų, tai gali būti visokių čia situacijų. Jautukams negatyvas kažkokie gandai, informacija, pletkai, galbūt bendravimas su vaiku tokiu irzliu, nepatikimu tokiu. Dokumentų tvarkymas, kažkoks toksai, išsiaiškinkite tiesą pagal šitą kardų pažą, nes netikėkite gandais, apkalbomis, ten kažkas ką pasakė, jaučiai, išsiaiškinkite tiesą. Negatyvas koks, kad kai tiesą išsiaiškinsite, tai jums bus liūdna, ar ne, kažkoks toks, gali būti liūdesiukas, į ką atkreipti dėmesį, 2 taurės. Gali būti, kad sukonfliktuosite, negatyvas toks, kad sukonfliktuosite su savo pora, kažko nepasidalinsite. Kartų pažas tai yra žmogus gimęs dvynių, vandenių arba svarstyklių ženkle, jis kažko jūs nuvils. Atkreipkite dėmesį į savo porą, jaučiai, kas turite, į savo artimą žmogų, į kolegas, į draugus, į dar kažką, į savo žmogų gyvenimo. Tai susijęs su meilė, su santykiais, kažkas jūs nuvils ateinančią savaitę. Galbūt jūs tikėjotės gauti kažkokią žinią, gausite, kuri jūs nuvils. Pažas yra žinios, naujienos, skambučiai ir negatyvas tai, kad jūs pasijausite kažko negavę arba negalėję gauti, kažkas tokio gali būti. Tas negatyvas tai čia tokia trumpa laiko. O šiaip atkreipkite dėmesį į tai, kad jūs mylite, jūs myli ir jūs tikrai dėl visko susitarsite, susiderėsite. Tik tai truputėlį įdėti galbūt pastangų reikia. Dvyniukai, koks pozityvas. Pentakliai, gausite algą, gausite užtarnautą uždarbį, gausite visokių tokių dividendų priedų įvairių tokių gerų dalykų. Sveikata džiugins aplinka, džiugins jūsų, viskas čia gerai. Dvyniai šį kartą viskas gerai. Jau kai gerai, tai gerai. O kas negerai, kad kažkokia situacija vis dar yra, jūs netenkina. Pakabintasis, tai kažko laukiate, kol kažkas išsiriš, gal skambučio, gal kažkokio laiško, kažkokios žinios, gal turite kažkokias procedūras atlikinėti, ten kažkokių tyrimų laukiate. Tokia pakabinta situacija išlieka ir toliau, ir į ką atkreipti dėmesį.
Atkreipkite dėmesį į kelionę, į transportą, į bendravimą su žmonėmis. Gali būti kelionėje koks nors ČP. Vat lazdų riteris, jisai kelionėje, jis toks, žiūrėkite, kad kas nors jums neužkištų bevažiuojant, jei vairuojate. Dar žiūrėkite, kad kur nors nenubrozdintumėt, neatsitrenktumėt. Kažkoks toks erelis, man labai eina asociacija, kad tai gali būti kelionėje kažkoks toks konfliktas su transportu susiję. O dar skubi žinia, kad jums reikia kažkur vykti, važiuoti kažką skubaus padaryti, man dvyniai ar ne. Kažkur turėsite skubėti, gelbėti kažkokią situaciją, kuri tokia nemaloni jums. Bet šiaip jums viskas gerai. Viskas tikriausiai, jeigu kas ir atsitiks, tai jums į gerą tikriausiai. Jums į gerą. O taip čia žinios, gali būti susipykimas su kažko, toks nepasitenkinimo išreiškimas, galbūt kažkas jumis taip nepasitenkinimą tokį reikš, kažkokios naujienos tokios. Na gerai, tai pasižiūrėkime, dvyniai gerai. Bet svarbiausia, atkreipkite dėmesį kelyje. Vėžiai, pozityvas koks? Pauzė, galbūt kažkas jums duos kokią tai vėžiukai tokią, kaip atostogas tokias, arba kokią savaitę nedarbingumo paimsite, arba kažkas pasakys, nevažiuok pas mane, aš dabar, ar tai ligoninėje, ar kažkokioj sanatorijai, kad darbo nebus darbo, nebus veiklos, tikriausiai ateinančią savaitę jums į gerą bus tai, kad sumažės pareigų darbų, ne pareigų, bet tiesiog darbų sumažės. Taip, tokia pauzė bus, gali būti pauzė. Į negatyvą, kad tikriausiai reikės, kažko kitų dar pasirūpinti, ne tik tai pailsėti, taip gražiai atsigulus, bet dar ir pasirūpinti kitų žmogumi. Galbūt kažkas jums duos pauzę, tokią pertrauką darbe, o kitas žmogus sakys, vis tiek manim turi pasirūpinti. Ir į ką atkreipti dėmesį, į taurių karalių. Galbūt susipažinsite per ateinančią savaitę su nauju žmogum. Ir tas žmogus bus toks jau žilas senelis ir jis toks ligotas bus, bet jis tikriausiai bus labai malonus žmogus. Atkreipkite dėmesį, kad jūs kažką turėsite paguosti arba jūs turės paguosti. Dar vėžiai atkreipkite dėmesį į žmogų, gimusį taip pat vėžio ženklę. Čia vėžys gali būti taip. Taurių karalius yra vėžio ženklo atstovas. Jeigu tokį turite savo porą, arba jūsų čia mylimas vyras, arba jūsų tėvas, arba jūsų brolis, tai atkreipkite dėmesį, galbūt jam reikia pagalbos, galbūt jis sirguliuoja. Galbūt jį reikės kažkaip užrašyti pas gydytoją, atlikti tam tikrus tyrimus su tokiam vyriškiui, sakykime. Kažkaip turėsite bendrauti su gydytojais, su šviesiais žmonėmis. Ir tai į pozityvą, kad kažkaip tikriausiai reikės imti nedarbingumo lapelį, arba jūs kažkas atleis nuo darbų. Tai toks pozityvas, tarkim, galėtų būti. Tokia savaitė darbuose. Liūtai, koks pozityvas jums? Justicija, ką užsipelnėme, tą ir gausime. Tiesiog yra situacija čia ir dabar, tai jūsų karma. Negatyvas koks dvi lazdos, kad vis dėlto kaip ir apsisprendėte būti čia ir dabar, dirbti tą darbą, kurį dirbate, gyventi su tuo, su kuo gyvenate, bet vis tiek negatyvas, kad vis tiek kažkas bus toks vidinis šauksmas, į ką atkreipti dėmesį, kad tikriausiai atsitiks kažkokia situacija, kuri jūs vėl privers galvoti apie antrą galimybę, apie kažkokią kitą galimybę, apie pasirinkimą kito darbo, kitos veiklos, galbūt kito žmogaus, galbūt apsireikš koks tai skambutis iš praeities, kokia tai bus ar žinutė, ar žmogus iš praeities ir jis jūs privers susimastyti apie tai, kad ne viskas, tai ką aš apsisprendžiau, ką aš čia turiu gyvenime, dar nieko nereiškia, yra kažkokios povandeninės srovės, kurios gali jų liūtus išmušti sakykime, iš stabilumo ir priversti juos pagalvoti apie kitą galimybę, kad čia, kur aš esu, dar ne viskas, gali būti, kad aš būsiu išstumtas iš tos vietos, arba man reikės ieškoti kitos vietos, kito darbo, kitų santykių, kažkas tokio, ar ne? Toks kažkoks svarbus dalykas gali būti. Valiutai, bet tai toks svarbus dalykas, tai jau kažkaip jūs to nusipelnite, kad tai įvyktų. Tai bet kokiu atveju įvyktų, jeigu ne kitą savaitę, tai kažkada vis tiek įvyks. Gerai, ir dabar žiūrime mergelės, koks pozityvas. Tikriausiai jūs pakvies kažkas puodeliui kavos ir ne tik. Toksai užsidegimas, toks gyvybingumas, polėkis, kūryba, entuziazmas, kažkas naujo. Pažiūrėsim, koks negatyvas. Negatyvo nėra, negatyvas yra toks, kad gal tas žmogus
Jūs galvojate, kad čia jau viskas dėl jūsų, o iš tikrųjų tas žmogus, tai čia jis apie save galvoja ir todėl jums siūlo kažką aktyvaus. Vat. Tikriausiai kažkoks žmogus, jums toks egoistas, pasiūlys jums kažką tokio nuveikti kartu ir jūs jau pagalvosite, kad čia dėl jūsų viską daro, ne? Jūs čia apsidžiaugsite, o iš tikrųjų negatyvas toks, kad žmogus vis dėlto galvoja apie save ir į ką atkreipti dėmesį, nu, kad vis dėlto jūs labai ilgai laukiate kažkokio tokio atsižvelgimo jūsų padėtį, bet ir ateinančią savaitę vis dėlto nusivilsite, kad tų dividendų, kurių jūs laukiate, tų rezultatų iš savo veiklos, iš savo partnerio, galbūt jūs vis dėlto vis dar negausite ateinančią savaitę. Na, galvos, nu kiek galima laukti to derliaus, sakykime, to dėmesio tavo, arba net ir to intimaus ryšio, jeigu kažkas yra labai egoistiškai elgesi, užsiciklinęs ir nekreipia dėmesio į jūsų poreikius. Čia jūsų poreikis kūrybai, meiliai, aistrai, gyvenimo džiaugsmui, o kažkas yra labai sėdi patenkintas, sotus, laimingas ir nekreipia dėmesio į tai, kaip jūs jaučiatės. Va. Na ir mergelės iš tikrųjų bus nusivylusios, kad, na ir vėl nepasiteisino mūsų lūkesčiai, va, nepasiteisino, ne? Na, va, dar atkreipkite dėmesį, negatyvas, nepadauginkite alkoholio, jeigu tokį naudojate, va, nes paskui vėl kažko reiks, galbūt neišeisite į darbą, gal dar kažką, gal praleisite kokią dieną, paskui blogai jausdamiesi. Na, žiūrėkime, mergelės, nu, nieko čia svarbaus, mažai arkanai, jokių čia didingų įvykių neturėtų būti. Kasdienybė. Svarstyklėsi, kas gero, kažkoks svajonių išsipildymas, toks džiaugsmas, toks žmogus svarbus. Susitiksite žmogų, kuris jums kaip žvaigždė, o kas negatyvas? Lazdų karalienė, ar ne? Lazdų karalienė, o į ką atkreipti dėmesį? Lazdų karalienė, moteris gimusi pavasarį gali būti. Verslininkė gali būti tokia aktyvi dama, visuomenės veikėja, tokia ponia, gal tai gali būti varžovė, tai jūsų gali būti sesuo arba varžovė. Į negatyvą krenta jums svarstyklės, na ir tai, kad kažkaip ta moteris nusiglemš visą jūsų svajonė buvo kažką gauti. Vat jūsų buvo svajonės svarstyklės kažką gauti, bet atsiras kažkokia moteris arba toks veiklus žmogus ir jums iš panosės nuglemš tą tokį pinigėlį, tą jūsų svajotą daiktą. Vat kažką jūs planavote, galbūt santykiai pasitaisys, gal aš čia kažkoks draugas atkreipdėmėsi, gal kažkoks tai darbas ar kažkas uždarbėlė gali būti, bet va tokia moteris nusineš iš panosės jums visą jūsų tokį trokštamą dalyką. Kažką iš jūsų turėtų, ta moteris į negatyvą krenta, kažką jūs turėsite duoti, arba sumokėti už ją, arba jinai kažką iš jūsų pasiims jums iš panosės. Va. Ir jums tai leiks vėl tik svajoti. Tai va, kažkas aktyviau už jūs pasireikš. Skorpionai, pasižiūrime jūs. Važiuoklė, kaip ir viskas į priekį pajudės reikalai, tai teigiamybė, ar ne? Važiuoklė, gali būti kažkur eisite, važiuosite tvarkyti reikalų ir tai susijusiu su jūsų gyvenimu ir jie pasiseks, jie jums pasiseks. Į negatyvą 2 kardai, bet nežinosite, ką daryti toliau ir vėl reikės kažką kantriai daryti, kantriai dirbti. Negatyvą gal dar reikia laukti, dar turėsite laukti. Gali būti situacija susijusi su transportu, kažką jūs arba ar pirkti, ar parduoti, bet nerasite tinkamo, arba dar turėsite palaukti, kažkas susijęs su transportu ir toliau dirbti kantriai namuose, sakykime, kalti pinigėlį, arba tas transportas bus per brangus ir jūs negalėsite nupirkti ir jums truks pinigų, tarkim, ką atkreipti dėmesį į darbą ir į pinigus, ar ne? Na va, kad situacijos su transportu dar reikia palaukti, bet kažkaip atgauti judėjimą, atgauti tokį pozityvą gyvenimo, jums dar nepavyks ateinančią savaitę, galbūt dar kitą savaitę, gal mėnesio eigoje. Manyčiau mėnesio eigoje, bet jau čia viskas yra, įdirbis tame yra. Jūs čia daug padarėte dėl to, kad tas proveržis jūsų gyvenime įvyktų pagaliau, arba reikalai su transportu išsispręstų. Tai va, dar truputėlį reikia luktelti, o kam ne transportas, tai sakykime, šiaip reikalai tokie pozityva, tokia kasdienybė kažkoks. Gyvensite, kol gyvenasi, sakysite, va, šią savaitę aš gerai jaučiuosi, viskas gerai ir net nesuksite galvos, kad gali būti kas nors blogai, tiesiog gyvensite kasdieninį gyvenimą. Arba taip sako kortos, atkreipkite dėmesį į kasdienybę, į savo kasdieninę rutiną.
Dabar. Na ir šauliai, mėlyje, koks pozityvas, taurių karalienė. Bendravimas su moterimi gimusią vandens ženkle, tai žuvys, vėžys arba skorpionas. Tai gali būti jūsų dukra, jūsų marti, jūsų sesuo gali būti, toks bendravimas šauliai. Galbūt su ta moterim kažkokį reikalą turėsite. Ta moteris jūs kažkaip išklausys, paguos, pabendrausite su tokia moterim, ar ne? Į negatyvą krenta 4 taurės. Ta moteris galbūt jums kažką pasiūlys, bet jūs negalėsite. Nenorėsite arba negalėsite jai to duoti, suteikti. Šauliai ir tiesiog arba ta moteris jums neduos to, ko reikia. Į ką atkreipti dėmesį? Į šeimą. Į šeimą, kad kažkaip atkreipkite dėmesį šauliai, į šeimą, kad jūsų šeimai didelį įtaką turi tokia moteris, taurių karalienė. Ir negatyvas tame, kad ta moteris neduoda tų rezultatų, kurių jūs tikitės. Jie jums nepadeda tiek, kiek jūs norite, jie jums nesuteikia tokio šanso, kokio jūs norite, šauliai, kas pagerintų jūsų šeimos, tarkim, ar pajamas tenais, ar mikroklimatą šeimos, ar šiaip šeimoje pas jūs įsivyrautus, būtų stabili jūsų šeima. Tai tokia taurių karalienė, jinai yra, jie jums į pozityvą, bet jie nepakankamai veikia dėl to, kad jums būtų gerai su pinigais jūsų šeimai, arba su sveikata čia kažkaip, ar kad jūsų šeima jaustųsi stabili. Negaunate iš tokios moters, čia gali būti ir, galbūt jūs dirbate įmonėje, kurioje vadovė yra, tarkim, tokia moteris, ar ne, gimusi vandens ženkle. Ji jums svarbi, bet nepakankamai investuoja į jūsų šeimą, arba į jūsų pajamas, arba kažkaip, kad jūs jaustumėte stabiliai. Taip galim pasakyti. Tai ir ateinančią savaitę kažkokie tokie bus reikalai su tokia taurių karalienė. O žiragiai, kas į pozityvą? 5 lazdos. Daug bendravimo, kažkur važiuosite, su kažko susitarsite, gali kelionę kokią tai važiuosite. Į negatyvą krenta kas saulė. Nebūkite egoistiški arba nebūkite per daug naivus, nepasitikėkite visais iš eilės. Žiūrėkite, kad jūsų kas neapgautų. Į pozityvą krenta, kai jūs daug kur bendrausite, norėsite ir ten, bet į negatyvą krenta tokie jūsų per dideli norai. Ir atkreipkite dėmesį į kelionę. Jūs tikrai kažkur pakvies važiuoti žiragė, arba jūs važiuosite. Ir į permainas. Atkreipkite dėmesį į permainas, kad jos gali būti nelabai geros. Gali būti toks žmogus egoistiškas, toks savimila šiek tiek, tik tai man, toks kaip saulė šviečiantis, ar ne, saulė tai aš, kaip būna. Tai tos bendravimas su tokiu egoistišku žmogum ir jums kažkaip tai jūs negausite to, ko tikėjotės, ar ne, iš to žmogaus. Jūs čia galbūt labai laukite susitikimo, galvojate, jau čia mes viską išsiaiškinsim, o pasirodo, ne, žmogus stovės ant savo principų ir jūsų neklausys. Ir tą kelionę, atkreipkite dėmesį į kelionę. Kas vairuojate į transporto problemas, atkreipkite dėmesį į kelius, į transportą ir į tokias permainas gyvenime. Kažkas jūsų gyvenime keisis, pasikeis. Kažkaip kitaip. Arba mąstysite kitaip, arba kažką pakeista kelionė. Vandeniai pozityva velnės. Kažką įsiaiškinsite, kažką, kas buvo svarbaus, pagaliau pasieksite, sužinosite, gausite, nusipirksite, patirsite, galima sakyti, ir aistringą naktį patirsite, galbūt kažkas kokiam naktibaryje pasiaus gerai. Ateinančią savaitę, čia gal kažkur Helovyną jau po Lietuvą vaikšto. Tai tas velnės, tai tokio, pagundimai. Į negatyvą krenta 3 taurės, kad tikriausiai jūs uždegs kažkas aistra, bet tas žmogus yra nelaisvas. Tai yra kaip ir jūsų draugas, bet ne jūsų. Tas žmogus jums brangus, bet jis ne tai, kad brangus, jis jūs žavi, jis jūs traukia, bet jis yra nelaisvas. Ir į ką atkreipti dėmesį, lazdų pažas, į susižavėjimą, į aistrą, į tokį aistringumą, jausmingumą. Kažkas susijusia su intimiais dalykais, kažkas tokio bus su intimiais dalykais, susiję dalykai, su aistra, su seksualumu, su tokia informacija, kuri liečia tikrai tokius intimius dalykus, gali būti. Atkreipkite dėmesį į tai, kad dar gali atkreipkite dėmesį į bendravimą su šauliu. Lazdų pažas tai yra šaulys. Galbūt sutiksite tokį žmogų arba bendrausite su tokiu žmogum, atkreipkite į jį dėmesį. Kad jis toks spontaniškas, gali įsivelti, į konfliktą galite įsivelti, arba šiaip
Nu, toks bendravimas gali būti. Na ir draugų kompanija, giminaičių kompanija, bet tai kažkaip gali būti per daug alkoholio arba per daug šurmulio, jums tai nepatiks. Na, arba jūs kažkur kvies dalyvauti, bet jūs arba nenorėsite, arba negalėsite, arba sakysite, ne, aš ten trečias, tai tikrai nebūsiu. Na, tai va, situacija tokia vandenėms. Na, ir dabar žiūrime jau žuvytės. Žuvytės 4 lazdos, kaip ir viskas gerai. Darbas, namai, stabilumas, šeima, tokia laikina pergalė, sveikatos pagerėjimas, viskas čia gerai. Viskas nusistovėja taip, kaip planavome, kaip norime, taip ir yra, ar ne? Į negatyvą krenta jėga. Tai trauka žmogui tikriausiai, kokias tai bendravimas su žmogumi, su kuriuo bendraudamas turėsime valdyti. Iš tikrųjų, atkreipti dėmesį į žmogų, pentaklių riterį. Tai žmogus, kuris toks skrupulingas, darbštus, paslaugus, stabilus, užsispyręs labai, žodžiu, atkreipti dėmesį į žmogų arba į pinigėlius, kad jų reikės truputėlį pinigėliais pristos, ateinančią savaitę, toks truputėlį sustojimas piniguose arba reikės mokėti, už kažką reikės sumokėti. Tai va, galbūt įsikysite daiktą, kurio labai reikia jūsų namams. Čia namai, o čia reikės įveikti situaciją, kuri jūs nervina. Ir tam reikės įdėti ne tik tai darbo kasdieninio, bet ir pinigėlių šiek tiek. Tai va, kad namai būtų tokie guodžiantys, džiuginantys, jums reikės truputėlį susikaupti. Sukaupti valią, ryžtą, galbūt kažkur kreiptis, kažką įtikinti, pasinaudoti savo charizmą, savo talentais, savo žavesiu, savo žiniomis, kad palengti tokį liūtą, tą siaubūną nugalėti ir gauti iš jo naudos. Bet tam reikės tikriausiai susimokėti, kažką pirkti, kažką parduoti, kažką kviesti, tokį pagalbininką. Tai va taip žuvis gali būti ir labai tokia savaitė, sakyčiau, normali, visiems rutininė, kasdieninė, tokia nieko svarbaus, tik tai avinukams ir liūtams gana svarbi savaitė. Kažkas kažkam pasibaigs, kažkas turės pergalvoti iš naujo savo planus, ar tikrai to keliu eina, na gerai. Na ir pasižiūrėkim Tėvynei Lietuvai, ateinančią savaitėlę, ką mes čia planuojame. Ar tikrai bus to sniego, kuris netikėtai užklumpa visus kelininkus. Na, 7 taurės, Mėnulis, o gali būti, sako, teisybę sakė būrėja, ar ne? Tai šiokia tokia būrėja. Ir 3 pentakliai turėsime jungti meistriškumą ateinančią savaitę. Turėsime mokyti susitarti komandoje. Taip pat taurių karalienė. Viskas gerai, turėtų emocijos, galbūt patirsime emocijas. Tokios netikėtos emocijos. Planavome vieną, bet iš tikrųjų, sako, neplanuokite. Ateinančią savaitę nieko labai daug neprisiplanuokite, nes neaišku, kaip pasisuks reikalai. Gali tekti susitarti, bandyti tartis dėl pagalbos, dėl kažkokių tai atidėjimų, apmokėjimų, dėl reikalų įvairių. Na, bet įjunkite empatiją, gyvenimo meilę žmonėms įjunkite. Elkitės kaip taurių karalienė, minkštai, švelniai, empatiškai ir užglaistysite visus aštrius kampus, jeigu tokie atsirastų. Tai va, mėlyje, tai tokia planuoja būti savaitėlė ateinanti. Ačiū visiems.